apie, sakau, 400 000, tai tikrai yra ir lengva ranka ir nieko. O jie, reiškia, dabar man atrodo, kad, reiškia, jiems turbūt, reiškia, tas, viduj verda. Jeigu nebūtų testamento, aš turėčiau su jomis dalintis draugystės viešbučio akcijomis, aš turėčiau trakais dalintis su jomis, o dabar, klausykit, reiškia, viską man paliko. Tai tas testamentas, tai yra tik mano naudai. Ir jos neturi jokios teisės man sakyti, kad aš nuėjau, aš išsireikalavau ir vienu žodžiu, kad jom per mažai palikau. Kristina, o jūs buvote tiksliau aptarę su Algirdu Brazausku tą testamentą? Kadangi man pateikė jau tą testamentą surašytą ir buvo, reiškia, dalinama ir gintaro kolekcija, ir jo trofėjai, tai aš pareiškiau savo nuomonę Algirdui ir sakau, Algirdai, vat jeigu organizuos parodas ar ką, tai dabar, reiškia, čia ten gabaliukas, dabar visiems reikia sunešti vieną krūvą. Sakau, jeigu jau, reiškia, tie trofėjai, tai sakau, tegul būna vienose rankose. Dėl to, ginklai, trofėjai, sakau, o, reiškia, gintarų kolekcija, kadangi jinai čia yra name ir kad nebūtų taip, kad aš ateinu, reiškia, išardyta, išdraskyta, man buvo labai kažkaip tai jauku, kai aš ateinu ir viskas toj pačioj vietoj kaip ir buvo. Kristina sako, jog jį niekada neprieštaravusi, kad Algirdo Brazausko automobilį pasiimtų jo dukra Laima Mertinienė. Tik taip sutapo, kad jis ilgą laiką stovėjo Nidoje, kur jį buvo palikęs Algirdas Brazauskas. Testamentu užrašyta Laimai Mertinieniai ir ta Toyota, jinai Nidoj garaže išimtas buvo akumuliatorius, kaip jau Algirdas žiemai paliko. Ir prastovėjo metus laiko ir niekas ją nesidomėjo. Ir man keista girdėti, kad aš nenorėjau atiduoti arba sunkiai iš mane atsiėmė. Paprasčiausia buvo taip, kad, reiškia, kad paskambino Mertinas, kad nori pasiimti Toyotą. Tai sakau, gerai, bet aš sakau, Toyota yra Nidoje, o aš esu Vilniui. Tai paskui susitarėm, kad, reiškia, kad savaitgalį kažkokį tai ir tai, čia buvo jau po vasaros, čia buvo rugpjūčio mėnesį, jau po metai po mirties, man atrodo, taip, jo, metai po mirties. Ir klausykit, ir tada mes susitarėm ir kai aš atvažiavau į Nidą, jie jau buvo iš Nidos išvažiavę. Tokie kaltinimai jums žeriami iš dukrų pusės, kad jūs godi, kad jums rūpi tik pinigai, kad jūs kažko neatiduodat, kad nesilaikot kažkokių testamentų sąlygų. Iš kur tie kaltinimai? Tegu įrodo. Kaltinimai, aš nežinau, gal jos man pavydė. Vieną kartą ir sakė, kad, reiškia, tokio vyro, kaip aš turiu jų tėvo, taip, tai jos pavydėtų. Dėl to, kad, reiškia, kad jos norėtų, kad ir jos turėtų tokį vyrą. Bet jos turėjo tokį tėvą. Bet jos turėjo tokį tėvą, bet tėvas tai ne ir vyras yra su tėvu, tai išsiskiria keliai. Kitaip tariant, per gerai gyvenat, Kristina, ar ne? Per gerai gyvenau, taip. Per daug mane mylėjo, per gerai gyvenau ir jos matė. Per daug jumis rūpinosi? Rūpinosi, dėmesį man labai skyrė. Taip, labai skyrė. Jis žavėjosi manim, grožėjosi manim. Komplimentų daug sulaukė. Aš atsimenu, kad po vestuvių man net keista būdavo, kaip jis norėdavo visur su manimi eiti ir užsieniečiam vis mane stumdavo ir sakydavo, my wife. Jis buvo taip pasiilgęs, reiškia, to savo artimo žmogaus šalia ir jis, kaip suprantu, jis taip nepatogiai jautėsi ten tose priėmimuose, kai būdavo vienas. Bet jį lydėjo dukros tam tikrų metų, ar ne? Dukros tai ne žmona. Garsioji Algirdo Brazausko jachta Tina taip pat tapo dar vienu kalbų objektu. Kam ji turėtų atitekti ir kasgi jie galės naudotis? Dabar jachtą išpirko Kristina Brazauskienė. Aš jau vieną kartą pasakiau apie tą jachtą. Ta jachta buvo Algirdui pagal panaudos sutartį, jis nuosavybės neturėjo. Ir dabar, klausykit, jie ten naudojasi tą jachtą ir plaukiojo. Tai dabar, kai aš išpirkau, taip, ir čia buvo atėjęs Usonės ir aš jam sakau, Algi, jūs neprašykit, kad jum atiduotų, nes neatiduos. Aš sakau, aš jau dabar ją nupirkau. Aš nupirkau ir sakau, dabar aš siūlau tokią pat panaudos sutartį, kokią turėjo Algirdas. Reiškia, mes pasirašom ten ar 10, ar 15, ar 50 metų ir jūs ją naudokitės.
Aš Kitaip neprašiau. tariant, nekainuotų jiems ta jachta nieko, ar ne, pasirašius tą sutartį? su Taip, jumis? aš jokios nuomos nieko neprašiau, sakau, pagal panaudos sutartį, kaip vat Algirdas turėjo, tokią pačią. Tai sako, gerai, sako, mes pasitarsim. Praėjus savaitę ateina ir sako taip, o, mums neapsimoka. Nes anksčiau Algirdas mokėjo už viską. Jis užmokėjo, kad, reiškia, ta jachta stovi krantiniai, jis mokėjo už remontą, jis mokėjo už tai, kad jie išvalytų, išplautų, sutvarkytų. Dabar jinai nuvežta į Klaipėdą, nuplukdyta ir padarys kapitalinį tą remontą, sutvarkys, kad jinai būtų tokia, Bet jūs kokia ir apmokėsit, buvo. Kristina, Aš už tai? mokėsiu, taip, aš mokėsiu. Aš Ką gi mokėsiu. veiksit su ta jachta? Plaukiosiu. Aš su juo Tikrai? plaukiau, taip. Va, turiu knygas, perskaitysiu ir klausykit, va, yra Juodkrantėje kadetų mokykla. Praėjo jau daugiau nei metai po vyro mirties, o daiktų jo kabinete beveik nepajudinau, sako Kristina. Viską išties reikėtų peržiūrėti ir sudėlioti, kad būtų galima išleisti prisiminimų apie jį knygą. Bet nežinau, kada galėsiu to imtis. Norėčiau tai padaryti jo 80-mečiui, sako Kristina. Ir tikrai žadu papasakoti daug asmeniškų detalių apie paskutinės prezidento gyvenimo dienas. Būtinai pakalbinsiu tuos žmonės, kurie jį slaugė ir matė, kas iš tiesų čia vyko. Kristina, o jaustumėtės kitaip, jeigu santykiai su dukromis būtų kitokie? Bet dabar jaustumėtės kažkaip, nežinau, ramiau, gal jums būtų apskritai lengviau. Jeigu tie santykiai būtų geri, jeigu, pavyzdžiui, nuo pat pradžių jos jūs būtų priėmę, jos būtų bendravę su jumis Suprantat, kitaip, negu reiškia, taip, kaip jūs pasakoja. Taip, aš pasakysiu taip, po mirties jūs matėt, kas darėsi. Jūs matėt, kas darėsi, koks puolimas. Ir aš buvau vieniša taip, kad nors kartą paklaustų, kaip. Dėl to, kad visiems čia, tie bendri ir būdavo, reiškia, tas keturnedėlis, ir buvo, reiškia, metinės. Reiškia, viską aš pati dariau. Viską aš pati